Prasidėjus vasariškiems orams, socialiniai tinklai lūžta nuo pasidalinimų apie nykstančias ir džiūstančias tujas. Su parduotuvių tinklo Žalia stotelė eksperte agronome Egle Petkevičiūte aptarsime, ko visgi reikėtų, kad tujos atrodytų sveikai ir išsaugotų savo grožį. Kokia yra tujų būtiniausia priežiūra? Pasisodinus spygliuočius, o ypač tujas, žmonės galvoja, kad nieko nereikia daryti. Auga, gal pagenėti, gal paformuoti, bet daugiau nieko nereikia daryti. Taip, Aušra, nesinorėtų pradėti nuo tų pagrindinių agronomijos ir priežiūros dalykų, bet iš tikro pageni, tai aš jums paantrinčiau, kad pageni kas 3-5 metus ir galvoja, kad kažkas ne taip. Tai genėti reikia kartą per sezoną, geriau kelis, o apskritai patarimas būtų augalų priežiūra dažna, bet geriau pamažai, bet dažniau, negu kad pavasarį viską padarysiu maksimaliai daug nukirpsiu, daug patrešiu ir po to nieko nebedarysiu. Tai taip, o apie tujas kalbam todėl ir bendrai apie spygliuočius, nes tai yra vienas populiariausių augalų, ne tik kad pats iš savęs populiarus, bet dar ir skaičiumi populiarus, nes sodinam gyvatvorės ir kartais į sklypo pakraštį susodinam net ne 20, o 50 ir daugiau tujų ir pasodinam, džiaugiamės spygliuočiais, gražu iki tol, kol nebegražu, o tada išiškėja, kad kažkas yra nepadaryta arba susidūrėm tiesiog su gamta, kuri kinta ir visą laiką kažką naujo kaip iššūkį mums duoda. Tujų augintojai turi stebėti, kaip augalas auga, ar yra pokyčių, ar neruduoja spygliai, ar augalas neplinka. Auginant grupėmis, ypač gyvatvorėse, kur auga daug tujų, galima matyti tiesiog pilną tokį vaizdą ir net netkreipti dėmesio, kad yra kažkas negerai. Tai stebėjimas ne tik bendro vaizdo, bet ir iš arti, bei pažiūrėjimas, kas dedasi augalo viduje. Bent porą kartų per sezoną išvalom nurudavusius spyglius. Turim tują, kuri iš tikrųjų jau nyksta ir nebebus iš jos rezultato. Reikėtų vėlgi žiūrėti į situaciją, jeigu tai yra gyvatvorė ir turim priešais labiausiai matomą vietą išplikimą, galbūt išties verta tas kelias tujas iškasti ir pakeisti naujomis, tai turėsime efektą, kurio net ir laukti nereikia. Jeigu šitas išplikimas yra kažkur šone, labiau į tvoros pusę ir nematomas, tai pirmas dalykas būtų genėjimas, laistymas bei tręšimas. Vėliau stebim, ar tai duoda rezultatą. Gaiviname spalvą magnio trąšomis, kurias galima ir laistyti, ir purkšti, kurios duoda tą labai greitą efektą. Iš ties savaitės bėgyje matosi pasikeitimai. Ir kitas dalykas, jeigu darosi masiškiau, galbūt tai ne tik žiemojimo klausimas, galbūt tai yra grybinės ligos. Įsivertinkime, kaip atrodo spyglys, kaip jisai gelsta. Ar tai tik galiukai ir atsiranda apnašos. Jeigu pastebime apnašas, nebūdingas kitom tujom, tai gali būti grybinės ligos. Tad tiek profilaktika pavasarį, jeigu padarėte purškimą vario sulfatų, tai iš ties labai pagelbėjote savo spygliuočiam, o jeigu ne, tada verta pagalvoti ir apie fungicidų naudojimą, kad nereiktų vėliau gydomojo purškimo, kai iš ties masiškai plinta liga ir turime gelbėti situaciją arba turėsime nunykusią gyvatvorę. O dabar svarbiausios auginimo ir priežiūros priemonės. Tinkamų priemonių yra labai daug, bet atrinkau tas labiausiai naudojamas, populiarias ir išties labai efektyves. Žalia spalva išduos tai, kad tai skirtas spygliuočiam. Ir pradėsiu nuo labai natūralaus sprendimo, tai yra kompostuoto arklių mėšlo, kurį galima naudoti ne tik sodinant spygliuočius, bet ir juos prižiūrint. Kalbu apie šaknų zonos mulčiavimą. Apskritai negalim kalbėti apie spygliuočių auginimą, jeigu nekalbame apie jų tręšimą. Auginame juos tam, kad jie džiugintų mus savo dekoratyvumu, o dekoratyvumas visiškai susijęs ir priklauso nuo tręšimo. Tad tręškite teisingai, reguliariai ir nuolatos spygliuočiams skirtomis trąšomis. Jų sudėtis yra kompleksinė, praturtinta mikroelementais, tai ne tik pagrindinės maisto medžiagos, kurios yra būtinos spygliuočiui, bet taip pat ir magnis, siera užtikrins puikų augimą, šaknyjimąsi, sukurs tinkamą foną augalų augimui, klestėjimui ir savo grožio atskleidimui. Tinka laistyti trąšomis, tad mineralinės birias trąšas tirpinkite, bet būna ir skystos trąšos, kurios taip pat labai palengvina priežiūrą, nes
kartais neištirpinama iki galo, tai ir nudeginama, ir pakankamai nepatręšiama. Tad skystos trąšos yra greitas sprendimas. Ir ypač pavasario priežiūroje, kai tos maisto medžiagos yra sunkiau pasiekiamos, augalam reikia atsigauti. Taip pat paakcentuosiu bei papildomai parodysiu žalumos trąšas, kurios reikalingos ne tik spygliuočių priežiūrai, bet tinka apskritai visiems augalam. Dažnai magnio labai trūksta, o jisai lemia tą gražią žalią spalvą, kuri tačios trąšos atgaivins, jas galima laistyti bei purkšti ant augalų, siekiant daug greitesnio efekto. Vienas iš svarbių priežiūros akcentų yra apsauga nuo grybinių ligų. Tai svarbu visiems spygliuočiams. Eglė Petkevičiūtė rekomenduoja spygliuočius nupurkšti nuo grybinių ligų mažiausiai 2 kartus per sezoną.